Kiek galima laukti? Užknysiu jau. Kantrybės. Ir anksčiau ir vėliau vis tiek kas nors praeis. Čia kaip kokiam apleistame kaime. Tik šiaurys pučia. Žiūrėk, eina. Pagaliau. Aš griebsiu už rankinės, o tu privažiuok čianais už kampo. Gerbėjai Kristai Klara. Per amžių sąmonę. Ne. Nepalik manęs vieną. Kelkis, šlemėkė. Kelkis. Jėzau Kristų, čia tu? Ne, kalėdų senelis. Bazaras? Taip, dar ir Rudolfas su visais elfais. Ho. Aišku, kad ne. Aš Šventasis Petras, dangaus vartų raktininkas, sutraiškytas idiotė. Atsiprašau, per šventes visą laiką su bjaura nuotaika. Visi tik į dangų bando įsiveržti. O ko tu čia bastinėjai? Kur nusipelnai po mirties gyventi? Rojuje ar pragare? Rojuje. Esi vertas amžinos rojaus palaimos? Galbūt. Taip, man pasakojo, kaip tu žiauriai mirėjai. Bet juk pusę gyvenimo vagiai, keikiais, plėšikavai, dar sodrai mokesčių nemokėjai. Na taip, buvo reikalų. Na, ką jau padarysi? Dabar teks kentėti pragaro liepsnose. Teks murdytis verdančio deguto ežere. Pasiruošk, gali skaudėti. Na, jei taip jau skirta. Prieš iškeliaudamas noriu paklausti. Ar ta mergaitė liko gyva? Palauk. Apie ką tu čia? Ta, dėl kurios aš čianais atsidūriau. Pirmą kartą girdžiu. Jūs žinot apie ką jis? Paduokite bylą. Ką man dabar su tavim daryti? Tai gal į rojų? Norėtum. Šis žygdarbis itin doras. Garbingas poelgis, pripažįstu. Bet ar to užtenka, kad būtum vertas dangaus? Be to, esi skolingas sodrai. Tas siunčiu tave atgal į žemę. Būk doras ir užsitarnauk dangaus. Tu gyvas. Tu buvai prasijungęs gal 3 minutės. Seni, nepatikėsi. O daugiausia noriu pasimelsti už savo seserę, Krasauskinę Janiną. Noriu už ją pasimelsti, kad jinai visi sutrunkintų savo liežuvį. Nevarytų ant mane, ką nereikia. Kažkas kėlė pijoką į pavogę, pijoką išlaiko. Būkim atlaidesni savo artimiesiems ir melskimės už juos. Sudie. Kauno atskirų komisariatų pareigūnai stebi lėtai, tačiau blogėjančią kriminogeninę situaciją. Manoma, jog nusikaltimams turi įtakos ekonominės krizės diktuojamas ir augantis bedarbių skaičius. Problemų sprendimui pareigūnai kol kas tegali pasiūlyti įsirengti apšvietimą daugiabučių namų kiemuose.